Jeigu yra 3 žvaigždučių viešbutis, tai aš mėgau žymiai daugiau žvaigždučių. O toks va jis išlindus iš palapėnis. Nu, tai labą rytą. Skaitau, iki kavos net nereik rodyti, ką atsigerus kavos pašnekėsim. Išsikaičiau kavą, įsipyliau mineralinį vandenį. Nesuprantu, ons čia verda jau. Ons taip, kaip mineralinis burbuliau, dėl to. Šitoj greičiu verda, noriu pasakyti. Tik įpyliau, jau verda. Nu, žinokit, naus katels verda. Laba nebloga. Laba greta. Čiukšt. Ir užverda. Kavelis. Net nežinau, kiek čia įsidėjau. Nu, kažkiek įsidėjau. Normaliai įsidėjau jau. Didelis krūzas. Ir aš skaitau, kad čia jau užvirė. Aišku, užvirė. Aišku, galėjo to vonės būti daugiau, bet jau kažkaip tenai ir, kad iš pradžių reikia užpelti posį, pamaišyti ir paskiau dar užpelti. Tai reikia dar dasiverti. Nu, dabar jau bus gera. Jau pusryčiai paruošti. Šiandien pusryčiam turėjom nei daug, nei maža. Turėjom vieną bulkelį savo gaunom biškį šokoladą. Ir turėjom dar vieną sutrintą, sautryptą tokį, suniekintą visišką surėlį karums. Ir turėjom kavelis. Prašom paserviruokti kavelį. Stalts va toks pas mums šiandien yra. Kavelį pati atvažiavom va. Padedi ir atvažiavom. Dėkoju. Va, toks va stalts. Tai turi laikyti tom kavelį arba dėtis čia į priekį. Nu gerai, ant kavą galėjom pašnekėti apie vakar dainą, kas čia buvau. Nu vakar buvau tikrą tokį majorį dainą, nežinau, kas čia buvau atsitikin. Nu kaip ir žinau. Kas čia parskrenda? Malūnsparnis, ne? Nu. Iš nieko savo mat išlindus malūnsparnis. Koks mažiuks. Toks krupis. Neblogas, kaip žaislinis. Skrendant. Nu vakar buvau tokį įdomesnį dainą, nes aš manau, kad buvo kažkoks toks lūžis. Pradėjau galvoti, ar čia man ta sveikata, nes aš turiu nogars problemų, ar ta sveikata atlaikys. Užpakalis irgi jau normaliai pradėjai skaudėti. Sėdu, važiuoju, šuntu, vo karštą. Ir galvoju, a čia man reik dabar čia plakteis. Kudė čia dabar reik, kon čia dabar aš darau. A tikra, aš noriu. Nu, bet paskiau jau susidėlioju dalyką ir viskas buvo kaip ir gera. Nu, tai pradėkim nuo to, kas čia buvo ne taip, kaip tau turėjai būti. Nu, aš planavau atšokti iki Rygos, apsilankyti Dekatlonį, nusipirkti palapėnį, nusipirkti katilioką, kad jeigu reikėtum apsistojti palapinėje, kempingi, kad aš turėčiau, nes aš viskom turėjau, mėgmaišį turėjau, kilimėlį turėjau, bet neturėjau palapėnis ir katilioko, viskom kitkom turiu, ten viryklis ir taip toliau. Nu tai atvažiavau aš ton Rygą. Veiktos Dekatlons pasirodo Latvija ne taip stipriai šventažolinis. Nu ir nusipirkau aš tom palapėnį, nusipirkau tom katilioką ir pradėjau ieškoti, kur aš čia dabar galėčiau apsistoti. Nes jau sušotis, toks noru į dušą ir taip toliau. Nu į kon, žvalgaus, nu ir radau tokį trobelį. Nu užsibukinau ir pradėjau važiuoti, bet galvoju, kažką reik dar sustoti, pažiūrėti, gerą užsibukinau. Jo, žiūriu, kad aš užsibukinau, bet ten neužbukino. Nu, neužrezervavo, atšauk, man registracija, netgi pinigus grąžinu, katrus aš jau buvau pravedęs ir aš palikau toks be nakvinis veitas, o jau pradėjau geroką temti. Nu, pradėjau ieškoti. Ir nėra, be 200 negalėjau kambarios pasiimti aplink Rygą, nikur nėra, nes viskas užsakyta ir nėra laisvų vietų. Kažkur brautis prie jūros į kažkokį kempingą, kur aš net nežinau vietas, nu, būtum biškį irgi rizikinga. Tai ieškojau ir radau kažkokį tokį natūrą park prie Jūrmalos, Jūrmalo, jau už Jūrmalos. Tai man teko grįžti 20 km daugiau, kaip 20 km atgal. Ir tas atgal grįžimo toks žingsnis biškį gal išbalansavo. Galvoju, nu kas čia per nesąmonę, kodėl aš dabar turiu važiuoti atgal? Nu, bet paskiau susitaikiau, jau kaip atvažiavau, pasistačiau palapėnį, pirmą kartą tumsos stačiau palapėnį
ton palapėn pirm kartą tumso. Šiaip esu stacijau. Į tumso iš viso pastačiau palapėnį, parodė, kad yra dušas, ir tualets, ir normali veita. Čia daug lietuvių irgi apsistojant su šeimom. Nu, į kažką paskiau pramošu, bet jau video, aišku, nedariau vakar. Tai tik tas ėjau golti. Dar toks moments. Kai iškau Decathlonį kažkokios nedidelės pompas, su katra galėčiau prisipūsti savo čiužinok. Nu, jį neradau, nes buvau ves tik didelis pompas. Bet pasirodo, man čiužinėlis to ir savo nuosavo pompą, kur tik tas minką suronkai ant prisipot. Niek nereik tam čiužiniau. Tai dabar esu pilnumo pasiruošęs, kaip ir kempingavimo, buvimo gamto. Bet visi nutarpa, man reikia internetą kažkokį tokį normalesnį, reikia veids atsisėsti, kur galėčiau sumontuoti video, kad jūs galėtumėt pamatyti. Ta vakarykšdėjai, vakar taip gerą prasidėjai, viskas fainė, ten to degalinėje su Latviu, kur teka pašnekėti, kai on šnekėjai lietuviškai, pasakoju man lietuviškas istorijas, ten visai fainė buvau. Bet aš galvoju, pasakojau, vakar įsivėliau į ton Viktoro Cojaus pagerbėjimo koncertą. Man kažką užsifiksau, nes visur tinas skelbi. Viktoro Cojaus, Viktoro Cojaus, Viktoro Cojaus. Jo, Viktoro Cojaus, bet dainon kokiek nors Marina Nataševna. Ir Marina Nataševna nedainon, kaip Viktoras Cojus. Tai to veito, aš tikrai tinas nemačiau kažko tokį spūdingą. Ir laukiau, kol kažkas bus. Laukiau, lietuvė kuomet pasirodys, nesulaukiau, nes nesąmoninga ten 3 valandas. Tai aš gal kažką linkčiau vitom, kad koncertą ir renginį turėtų būti tokie koncentruoti ir tikri, nei kad ištiesti per visą dainą, kur jūs galite važiuoti, bet ten vyks nelaba kažkas. Tai gal to vieto Montinas buvo jau biškėlį toks žemyn pasmukėms tos dainos, nes aš ten daug sugaišau laiką ir nieko nepamačiau. O tikėjaus kažkaip. Taip čia pačiam reikėjo persirestartuoti to vieto. Bet ir kaip ir. Ir ta daina jau lieka praeitį, jau tik vakar, išmėgojau, viskas tvarko. Labai dėkoju visiems, kas rašot komentarus, rašot, kad saugios kelionės, varyk toliau, fainai žiūrėti. Dėkoju jums. Aš suprantu tom, kad čia viskas gali testės, gali nesitesti, gali visiškai greit pasibaigti. Pavyzdžiui, gali būti, kad bet kas gali atsitekti. Bet kas gali atsitekti. Gali motociklų sugėdėjimą iki man sveikatų sugėdėjimą. Iššaun nogarą, iššaun koją ir aš klausims, ką aš be parvažiuoju numiai. Tai aš šitos rizikas turiu pasiemis vaistų irgi. Bet jeigu kažkas atsitiktom, tai čia ir po vienos dienos gali baigtis tą kelionį. Tai jau antrą dieną tai jau visai gera. Nežinau, kaip čia bus, bet aš šiandien esu nusiteikęs važiuoti toliau ir važiuos toliau. Esu pasiveizėjęs ir aš dabar jau grįžtu palei Baltijos jūrą ir kelstu į viršų. Tai tepi darau N pakotės daiktų, kava jau beveik išgerta, N pakotės daiktų ir pradės judėti. Nors šiandien iš ryto tai žiauriai lėta keliaus. Taip gera buvo to palapinėje gulėti, viesų, šniokšt, oš, šalipčitą opį ir dėdelį. Šilta, gera, bet reikia judėti. Judam. Čiut nepamiršau skaičiuką. Vakar išleidau 108 eurus į 3 centus. Tas buvo benzins, kempings čia, kur aš apsistojau, kainavo 15 eurų. Įvažiavėms į Jūrmalą 5 eurą, įėjams į koncertą 5 eurą. Maists ir Decathlon pirkau palapėnį ir katiliok, tas irgi sudarė 40 eurų. Taip ir susidėliuoti, į daiktą liks. Pigesnį vakar buvau tą dainą, bet automatiškai dasipirkda daiktą. Tai teik ir jau dabar tikrai judam. Naktį atvažiavus, aš čia biškį mačiau, kad čia kažkoks statinys jau pasirodo. Čia Laivs. Laivs išmests praktiškai ant kronto. Apipaišyts Rubins. Cils Laivs. Metalinis korpusas. Įdomus šitas Laivs turėtų būti. Oho, koks Laivs. Dar gal kas bus be meiktos. Bet čia geras metalo laužas padaryts. Aikas! Anieka nie!
Esu Rygo. Reikia sustoti vis. Paprasta pasakys, nelaika, man tas subinė sunkiai ir išsėdėti. Nors kilometrų daugį nepravažiavau, bet ilgą jau sėdėjau gan. Nes tokiai komšė visokiai pravažiavimą. Tai dabar jau pervažiavau ton didžioji Rygos Opalį, esu kito pusėje, ir biškai sustojau atsipūsti. Įdomi, čia policijai darbojas. Pavyzdžiui, labai daug ko neįdara nesustodami, teisė iš mašins. Prieš tai buvau sustojęs, pristojęs ten tokio stotelėje, pasižiūrėti vis daiktą nenukritin. Ir šalia buvo tokia aikštelė, kur motociklas važinėjos, mokinos važiuoti. Ir tas vairuotojas buvo be šalmo. Važiavo policijai pro šalį, sustoji ir sako latvišką, kur ir kiveris, a kažką panašiai. Kas reiškės, kur šalms. Parodė, tą ten sak, užsidėdi. Tas nuvažiavo ir užsidėjai. Bet policija net neišlėp iš mašins per garsiakalbį. Vakar irgi tas pats. Važiaun, nelip, nebaud, bet perspė iš kart, šnek per garsiakalbį iš išorės. Fainai visai. Lietuvos policija irgi galėtų imti tokį pavyzdį. O koks tuneliuks? Ragana. Kas tas Lauragana? Žirgą reikia pagirdyti. Žirgą reikia pagirdyti. Palauk, kon žirg saka. Veikala. Tas veikala, o kon žirg saka, kiek aš nuvažiavau. Vakar nuvažiavau 108 mylis. O dabar rodo 257. Tai reiškės pirmą dieną 130, paskiau 108 ir šiandien da biški. Ir jau rodo visišką toškį baką. Jau net lempą buvau spėjus susidegti. Tai prisit... 98 buvo. Galėjau pėlti 98. Davai įsipilam 98. Davai 98. Čia įsipilėm biški 92. Leiskis iš kart pilti. Davai. 98 daug manam dar. Lūdzu, maksijai veikal. Neapdoda, ne? Neapdoda. Gerai, reiškės nepelsim šiandien 98. Pelsim 92 dar. To paties. Adaus. Neapdaus dabar. Neapdaus dabar jau. Žodžiu, tai reikia dabar susimokėti kelis centus, kad galėsiu įspilti. Bandėms numeris 2. Įsipilsim 98. O, 98 žymiai geresnis. Trauks kaip išprotėjais. Šiaip užtenk to traukim, bet bus dar geriau. Pabandom. Da 98, tu nesubuvo įspilsi. Bandom, prisivarom. 7 litra, 8 litra, 9 litra. O, jis sako, stop. Ne, pelnu man pripelk. Teta, 10 litrų. Da biški. 11, davai. 11, pratinam 11. Jee! 19 litrų sutelp. Sugrūdau, kitaip sakant.
Būtų gal netelpint, bet sugrūdau. Situacija ir tokia. Motociklas biški pastovėjai. Ir parėjus, aš žiūriu, kad ant asfaltą jau tepala ir, kaip saika, priklauso Harlem. Čia sunkiai matos. Iš pradžių žiūriu iš tos pos, bet iš čia nėra iš kur bėgti. Čia per dėržą. Tada apie jau reikėtų posi. Ir taip ir kaip apsiveizėjau. Aš kiek matau, čia buvo per tom šlangelį, per veiną perkėt kažkur taip. Sunkas, va štai iš čia geriau matos. Čia maž taškiuką tierda tik ta. 3 taškiuką. Pastikrinau normą. Tepalo turų, dasipildys. Ir mėgins dar važiuoti, bet biški nerima tokį jau kel. Plyta čia, žiūrėk. Plyta, tai plyta. Važiuosim čia. Ir 3 taškiuką to tepalo. Nedaug dabar ramybės, aišku. Kaip čia bus toliau? Ai, bus ką bus. Neapgalėsi, neapvažiaus. Paprastą pasakysiu. Dabar pausėm, palauk, čia liktai reikia važiuoti. Atsimenu. Ai, nežinois. Vau, kaip gražiai, kaip didmiestyje. Didmiestyje šurmulys didelis, aš žinojot. Tolumo matos Rygos Žaliastogį bažnyčią. Matot Rygos Žaliastogį bažnyčią. Tolumo pačiam gali. Nežinau, jūs matot, bet man reikia sokti dešinį ženklas, kad sokt negali. Aišku, taip. Tai dešinį aš nesokti, žiūrėjau teisę. Čia į dešinį sokti. Turbūt, kad gali. Ai, gali. Gerai. Gali. Vau! Centras įrovė. Nebūčiau nei pasvajojęs, kad tai per Rygą teks pervažiuoti. Turiu per patį Rygą. Kada stovu prie sankryžas ir man nei už nugaras, nei iš šoną nieks nestov. Aš pradedu abejoti, čia gali važiuoti. Bet turbūt ką gali. Gal negali stovėti šitą autobusų jaustą? Negali stovėti autobusų jaustą. Nes čia kažkokiai šniūrą ištimti virš galvos yra. Arba gal laida. Bet šaunam į antrą jaustėlį, viskas gerai. Taip gal geriau dabar gerti jaučiu. Kaip smagu čia miestą varyti. O, žaltį. Kiek visokių žmonių jį. Taip į buvo. Važiavau trek antrą jaustą, nes pirmoji jaustą ir skirta troleibusam greičiausia. Ne greičiausia, o taip ir. Žinot, kon supratau. Važiuoju telčius, aš važiuoju, galvoju, oi, čia mano glušis garsė toks, garsą didelį darą, garsė važiuojas. Išvažiavau šitą biškį toliau, čiučiut toliau, da ne per toliausia. Niekam čia neįdomu, kas antras čia važiuon, su tokiu išmetimu niekam čia neįdomu, išves. Važiuoju į viskas. Niekas nedėmesiaus jokį nekreip. Ir nieko čia nesi išskirtinis. Čia tik tą mažam kaimelį tokiam, kaip gyveni, atrodo, kad oi, kaip tau motociklas čia garsiau. Ne, velni. Ir kino, ir garsiau važiauna, ir niek čia tokį. Čia tiesiog reikia išėti iš savo sofas zonas. Kiti sako komfortą, aš sakau sofas. Vakar vės dėjant su Kosta rusišką muziką galvo. Bet pagaliau jau pavyko išmesti ir viskas jau. Dabar jau mažas mašinėlis man labai patinka, o mažas gatvelis dar labiau. Žiūrėk, kokią mašiną parašytų. Guru. Guri, čia tavo mašina. Ai ne, čia guru, ne guri. Galvau, ką guri.
Gūri, 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 gūri. Va, sveikina su manim. Važiaukit monociklėts su Kawasakiu Morkavu. Kaip jums parodyti? Nie šans parodyti. Nei taip, aš neparodysiu. Ne. Va, žals. Čia jau mus reik praleisti. Visus iš priekios. Norint važiuoti. Taip ir ir. O, kad čia jūs daug. Kad aš beisoks čia. Kad aš beisoks. O dabar. Sukau. Nežinau, nes aš prats prie didmiesčių eismą, bet savotiškai įdomi. Tik ta karšta, aš nežinau, kiek karšta. Šiandien tai man tai karšta ir karšta. Grinai, sakau, čia išvažiavau į tokį svorį metimo kelionį. Vadinas, važiauk palei Baltiją ir numesk svoriaus. Manau, su svoriu tikrai gerai seka. Su važiavimu dar nelaba kažką, bet su svoriu turėtų mestės, nes ves prakaitaucės. Ek, čia daubėta. Akminėta, teisingiau, nedaubėta. Čia kažkoks sens kelsi, bet galėtų jau biškiną atnaujinti. Labą dieną jums, myli broliai. O, kaip gera. Šiknadaužis baigė. Tik un žodžiaus pasakiau, kad šiknadaužis baigėsi, vėl prasideda. Na gera, vėl baigėsi. Ir vėl prasideda, ekcau. Nu žodžiaus čia. Nu suprantu. Autentika vadinas. Arba kitap šiknadaužis viskas. Aš žinau, dėl ko aš čia dabar šneku taip važiuodams. Dėl to, kad jautų stresą. Kol nemačiau, kad tepals nerasuoji, tai nebuvo jokį stresą. Važiavau į viskas. O dabar jautų stresą ir iškart šneku. Nes niekad ko negaliu padaryti, nes važiuoti dar vis tiek noriu. Nu čia irgi kažkokį veit, kur yra jau visko daug matau. Tai buvo jis toks nutiks, kad aš vairavau mašiną čia Rygo. Ir sakė, kad biškį važiavau prieš eismą, tramvajus parvažiavo. Aš tiksliai to neatsimenu, bet man taip draugas sakė. Dėl ko aš neatsimenu to, aš gal tiesiog nenoriu prisiminti to. Kažkur pasukau biškį prieš eismą, prieš tramvajų. Tai šiandien pavyko to išvengti visai gerą. Kol kas bent jau. Deg žaliai, juk man karšta. Supranti. Ka man reikia minti priekį. Deg žaliai. O, žalis. Traukitės visi iš kelio. Parvarau aš su Harlelė. 1, 2, 3. Oba! Su Bimbalu lenktyniaujam. Bimbalu leidu įsiplėšti priekį. Aš tada. Bimbals, aš. O, taip ir lenktyniaujam. Nu, va, pabėgtas Bimbals. Nes aš leidau. Būčiau nenorėjęs, būčiau neleidęs. Čia. Bet kadangi aš nikur neskubu, o važiuoti reik saugėje, jungiam žemesnį pavarą ir manam toliau. Tik išjungiau kamerą ir vaka sako, uždaug gaz, pagazauk. Ai, man tai nesunkiai, aš paėm ir pagazauju. Jeigu vaka prašo, reiškės vaka nor. Jeigu vaka nor, reiškės rėk, nes jeigu neišpilda vakų svajonių, žinot, kas paskiau būtų. Užaugint neįpilda. Perk visus motociklus ir pats tad gazautų. O taip įgaunas. Bet tik išjung kamerą. Bye, Ryga. Susitiksim kažkada. Bet kiek reikia būti tokiu vis tiek priedurniu, kas sustoji degalinėje, užsipili kurą, nusipirki, atsigerti ir užmiršti, ką reikia tau nusivalyti šalmą, steklą. Nu geras priedurnis, bet kas čia toks yra, aš nežinau. Gal jūs žinot? Visas numusuojis, trečią dieną, nevalyt, neplaut. Nežinau. Gyveni į mokas, į kapį.
Bet kaip dabar gerai važiuoti, eik savo. Kelias, teisus, lygus, masių ne per daug. 5 bėgis, jungi 6. Duodi gazą, važiuojam. Žiauriai gera. Vėjėlis koš. Bet aš dabar dar noriu iki jūros nuvažiuoti iš tikrųjų. Jūs važiuokite iki Talliną, o aš dar tada suku iki jūrą. Trumpam bent jau. Nes aš noriu važiuoti kuo varčiau jūras, o ta fūra iš galo, kur važiuoju, man nepatinka. Man nepatinka toks fūras. Jau nepatinka, jau važiau narčiau Žaltys. Nu, va, į kapį. Duodam gazą, kad biškį pabėgtų tos fūros. Nu, va, pabėgom. Na black fūros. If you saw a sign 70, it's mean 70, tu nenupulsi nikur. Važiuoju ramiai viskas. Vėl to fūrą prisigin. Oh my god. Reik dauti, arba reik dauti aplenkti, arba reik dėti gazą. Ai, ne. Ne, 70, aišku, nu. Nu, ko jūs norit, 70. Reik paminėti, kad aš čia nesubovis. Aš už Rygos užvažiavęs nesubovis. Tai jau yra nauja vieta, nauja vietovė, ton reik paminėti. Tai sveiki atvykę į naują užkariaujamas žemės, kaip sakant. Buvau krautuvėje, pirkau ledą. Ledas vadinas Carlsons, o krautuvėje vadinas Appelsins. Tada pasėmiau giros. Tokios nesmats. Valmar mūža kvas. Čia ne reklama, bet padaryti daiktą Latvijoje, tai specialiai noriu pakaštavoti. Kadangi ta svorio metėjimo programa vyksta gan intensyviai, galvoju, reikia atgauti biškį to svoriaus atgal. Tai susiję su led. O, žaltį, tas leds koks įdomus. Ni pagaliok, ni vapliok, niek ne. Sukau atsidaryti gerą. Sukau, reikia atsidaryti gerą. Paim ir atsidara. Jeigu pavyksta. Jeigu nepavyksta, tai vis tiek atsidara. Surimi vežimėlį. Kažkas sakė, mokėdavo daryti sokį. Su dantim tai čia jau kas antras. Nuskeldonis atidarinė. Ar čia tikra gera yra? Nu gera. Brown sugar. Bet skonis kaip tumsavo salaus. Nes skonis iš tikrųjų kvaps. Skonis tai kaip geros. Nėra labai skani. Tok, tok, step tik ta. Nu tikra nelaba skani. Nu laš. Laš. 4 lašaja vyr. Jeigu laš, reiškės nedaugie, man rods. Pirmą reikėtų pradėti važiuoti, o net trečių. Trečių bėgį. Reik savo. Kaip te reik sugebėti. Žiauriai gera kafėjoks pot. Bet tik sustoja ir jis šlaps. Ir tada, kai pradėt važiuoti, ta šlaps tu jau paliek toksa. Nu, gaivė viesus kabutės. Nu va tokį kelionis dalį. Kada karštai, kada lynais šlaps. Mašina to visko nejauti, su motociklu to visko nejauti. Nu, susiradau viešbutį. Ir aišku, jau spėjau pašnekėti su viešbutininkį. Ne per booking gyva, sak. Per booking turės grinas mokėti. O čia, sak, man gali duoti grinas, bet aš neturiu pasiėmis grinų. Sak, duosiu duomenis padarys pavedėm. Jaukinga, tai pašnekėjom. Rusiška, angliška. Bet gera bus. Pribuvom. Esam į kambariok. Pirms reikals į dušas. O antrą dieną kaip svajoju. Kartą svajonis nebūn didelis. Dušas irgi galbūt svajoju. Заходи. Уже?
Уже зашел, да? Молодец. Да. Иди. Вот эти вот. Ты можешь тогда, ну вот это название, да, это регистрационный этот номер, юридический адрес, это СЭП банка и конт номер. Конт. Конт. Ну вот конт это ЛВ, бла-бла-бла, это мой счет. Есть счет. Это Да-да-да. банк, АС банка, это конт. Окей. Ну то есть там, Да. тебе надо. Да. Это СЭ банка, это будет только завтра. А есть банкомат здесь? Ну есть, А где? А где? Ну я взял бы нормальные деньги и привез, и все. Ну смотри. А здесь где-то есть? Ну вот смотри. Сал красти. Да, смотри, мы находимся здесь, Да. вот 10, да? Да. Вот, а здесь банкомат, вот здесь вот магазин есть, ну вот здесь вот. Ну и хорошо, 3 минуты и вернусь. Ты на мотоцикле? Да. Ну ладно, Ну хорошо. как хочешь. Так ты возьми. Корtas bankomat. Buvo parašyti kažkas Swedbank, bet aš nelabai supratau, kas tas Swedbank. Taip ir palikau nesupratęs. Taip keiščiau biškilėlį. Ko darys. Tas babas neapgrįž. Baba sako, baba sako, nuvaryk į bankomatą pasiimsi. Bet aš nebenoriu grįžti tom trobeltim pas babas. Paieškos kitos. Nežinau, kiek be nusifilmavo. Bet užėjus pas babą nebleka noro visai mėguotina. Tai dėjau ovalinis, nesakydams, kad varau parsivežti grinų. Nu, žinok, niekaip neradau to Swedbank. Tai buvo kažkas parašyti Swedbank, bet aš neradau. Tai pagalvojau, ko aš tokį padarys, kad čia dabar turėčiau to trobą mėguoti. Juk čia nėra projektas kitokios trobos ar dar kažkas. Čia tiesiog projektas, kad važiuoti su biški komfortu kartas. Tai neapgrįžu aš ten. Ne. Apmokėti per bookingą negali. Grinas tik tą jam. Gali pavedėm padaryti vargtinas. Darbuotojas. Aš kažką paprasčiau biški. Bet labiausiai ne tas gal nuteik, ne kap. Toks, nu kapas baba sena kaime. Tokiam tikram kaimelėje. Nežinau, gal Šventojos namukas, babunėlį, nuomo tokius kelis kambariukus. Nenoriu. Tiesiog nenoriu. Ir kur dar šitam miestelį apsistoti šiandien gali rinktis, ne taip, kaip vakar, nebuvo viško. O šiandien, nu, nenoriu. Šitą užsikraunu telefons, nes išsikroju da to pačiu telefons. Ir aš pasižiūriu, tu jau kažkokį kietą, nes tikrai neveins. Tai tikrai galiu nuvažiuoti šitą į vieną ir kitur. Ir dar netgi trečiur. Ne, nesu užimts. Ne. Aš tai irgi labai norėčiau, bet jūs neklausit, kur aš esu. Aš esu už Rygos gerokai dar išvažiavęs su motociklu. Negrįžu ryto, negrįžu. Bet taip, tai užimts tai nesu vis tiek. Ir pas babas aš tikrai neapgrįšiu. Jau užsibukinau biški brangesnį, bet man rods žymiai gražesnį ir normalį kambarį. Važiuojam. Veizėti. Ką patrūks. Dėl raštų važiuos. Nors kaip tik ir ženklos, kad negali važiuoti. Hotel, Saulės plas. Ai, nu tai gerai. Ko jūs nori? Čia ir reik važiuoti. Kapčia tylė, kapčia gera. Daimuts po stogu stovės. Nu šakis, visai gera bus. Nu vo, šiau garaž, bet žiūriu, ką mano apartamentą jau skomėm. Čia ryšiaus, aišku, nėra. Hello. Yeah.
Okay, I'll do it. Okay, which number it will be? I think 83. Okay, if I found, I will park there. 83. Yeah, I see numbers. 83. Okay, I will park there. Okay, thank you. Thank you. 83. Aš beveik pataikiau. 90, aš nuvažiavau tiem, bet 90. 83 bus čia kažkur jau čia. 83. Ten aš turėčiau stovėti. Čia jau kažkoks supercars uždengta, aišku. Gerai, aš čia parvažiuoju. Jiems netoks kaip pas babą. Čia biški tokiesnis. Ar reik šalmą po žeminiam garaž važiuojant? Manau, kad ne. O, ko pritepal autovėjai. Jeigu man bėgs tepals, sakys, kad čia ne aš, sakys, kad čia jau buvo. What can be bad? No water? no, it is. So it's okay. So when you go here downstairs, Yep. you will need to put a Code. code I will give you. Okay. And this is the apartment. Entry is here. Okay. This code. Uh-huh. Nice. Okay. So this is like the kitchen side, shower, and room side. Yeah, I don't want to go with shoes. I will bring my stuff and I... Okay. So the key. Chip, you put and they open, and when you go here, you Press. and then they open. Okay. Wi-Fi Okay. and code for For doors entry downstairs. Yes. to garage. Tomorrow checkout is Uh-huh. till 12. Yep. When you go away, just leave keys, Keys here and that's all. and that's all. Okay. Everything is perfect. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Daėjom prasidės daikts ir niek nelauksim, esim teisėjai dušų. Jie jiems, aišku, vienam su kodu. Iš karto. Nulitos kalbėnkį, mikrobangin, čainik, sviriklį, kriauklį. Šaldant dabar, žinau. Nu, visų kitą rankę. Toliau, šiandien dušas, tūliks ir kriauklį. Viskas sudėliota. Toliau vienam esu špots. Kina, rinkinėlį. Aš jau žinau, kad aš čia atsisėdęs naudos video. O lovas tai tikra karališka. Nu, biški brungiau, ką pas baba. Bet manau, kad žymiai geriau. Visų pirma, motociklas stovės po stogu. Visų antra, erdvės belekiek. Jokį kvapą nesijaut. Ir atmosfera žymiai geresnė. Jau televizorius jau rodo man šitą. Va, jau Latvija kažkur darė. Bet aš net nelauksiu. Šoku į dušą, paskui dar gal į miestą reikės biškį pavaryti. Reikia krautis, kaip sako. Į miestą. Atsiprausiau ant tai, kad net balts palikau. Nu ką balts žmogus. Žiūrėkit, un kiek į fainė čia šitas būti. Išėni, parduris. Aš vėjus užgesinsiu. Išėni, parduris. Ir galėt pavalgyti. Tas pavalgiams, žiūrėkit, kurį. Tas pavalgiams. Ir visai čia pat. Čia išėni tokį vidinį keimą. Tas keims, nu, to gražiai atrodo, tas keims. Kaip tikras keims. O pavalgiams. Ir tam pačiam keim šitą restauransą. Ir aš einu į ton restoraną. Štai pavalgyti normalaus maistą. Nes aniai da dirba. Tai kaip čia reik nuėti? Ai, nu, kur tu kažką pieni nuėjai? Gal nes čia tvorom. En pavyzdės ators kažkon skani. Čia jau, kaip supratau, toks kompleksas yra. Nu, viskas. Daug tų kambarių, daug visokių tų salių. Ir to pačiu ir restoranėlis, ir kavinėlį. Nikur nereik važiuoti, labai patogia. Ir aš nikur nevažiuosiu. Nu, aš čia dabar jau, nu, nežinau. Nu, reikėt gražiai, takiukas, taip, ką priklauso. Bet aš turėčiau teisę. Jeigu kas man leistam. Nu, kaip, tu taip šitą teisę eičiau.
Bet ne, jis gražiai takiukas, ką priklauso. Man rods, kad šitas takiukas einant ir iki jūros gali nueiti. Bet aš noriu jėsti jau. Kokios šiandien iki 8 dirbu. Jaučiu, kaip ir aišku, kad pavėlavau. Gal dar dirbs? Reikėt paklausti. Nu gerai, pataikiau. Pabuvau restorane, labai trumpa, bet pabuvau. Aš atėjau po 8:02, o vertui dirbu iki 8. Nepasakė, jau viskas uždaryta, sakė, jeigu tu nori gerti, gali gerti. Tik jėsti neturėjom ko. Fainai, kol kas čia labai fainai. Ir vis dar džiaugiuosi, kad nevariau pas babą, o variau čia. Nes čia žymiai fainai. Niek tokį, jis čia. Šokant numonsa, tai pavažiuoju iki krautuvėlis. Nu, esu rytoj tam restoran Kukšis skirtams. Kaip keista matyti tokį neapkraut motociklą. Jo, kapsulo tepo reikalą. Ne kažką, matau, kad daugie. Nu, kažką apžiūrėsim, kaip čia bus su to tepalą. Fainai čia iš garažiok, cuku. Pažiūrėjom minėjaus garažiką. Baro neapdirba, varom reikėtų baro. Aš atiprauju, žinai, tas kaip nauja gėmis praktiškai. Nu, visiškai naus, balts, švarus žmogus. Jau reikėjo, jau laukiau. 2 paras laukiau. Gerai, kokiai pasirinkimą čia tam miestelėje, kur aš čia galėčiau? Vaistinį, ne, visa poliklinikas centras. Ne, čia nenoriu jėsti. Geriau ligoninis maistą nenorėti. Kur dar galėčiau pajėsti? Rimi, iki kelių, Rimi dirbi. Rimi iki 10, dabar į po 8 biški. Bet kažkodėl Rimi, čia pažėms toks, nu gera. Nu, okei. Prie Rimi nematau, kad ten būtų kažkas jėdama, dar ir cyvį kažkai krautuvį. Ir gal varysiu ton cyvį krautuvį apsipirkti. Kos, kad irgi iki 10 dirb. Tai aš ten žadu nuvaryti, dabar varom pažiūrėti. Neapnoriu aš tų tokių pusgaminių. Aš norėčiau kokios nors normalaus maistą. Kokios dzūgalas arba vistienas arba gaidienas, kaskuojais, tokių rimtų mėnesių. Neaišku, kad čia net girdės, kad aš išneku. Aš irgi, kažin, abrakadabra bedirb. You are working or not? Yeah, the kitchen is closed. Kitchen is closed. Drink? Okay. But kitchen is closed? Yeah, sorry. Okay, thank you. Nu, kažkaip galėjom tikėtis, kad 8 valandą jau bus kitchen closed. Taip ir. Visur bus tas pats. Reik fritintas tu nuškandienį. Bet kiek gera viskas čia yra. Bet kiek gera. Wow! Čia 30 negali. O aš 28 nevažiavau dar kol kas. Parašyti priekė yra ragana 24. Žiauriai geras užrašas. Ragana 24. 24 kilo iki raganos. Aš pats kaip ragana šiandien važiuoju į Palaidos Paukas. Išsiploviau galvą. Judam.
Brolių kebabs ar Hanza kebabs, kaip galvojat, katras geriau? Metam pamarskom. Pamarskomu. Lygiai. Pamarskomu. Hanzai kret, brolių kebabs bus. Na gerai. Einam žiūrėti. Konciūlų brolė su kebabas. Hello. You are working, yeah? Yes, we are working. Okay, I will look a little bit. Vistas kebabs. Okay, small one or large? Small one. That's all? Yeah. Okay, 550. Okay. By car. Yes. Nu galvokim, kad nebus daug, bet bus skane. Taip ir turėtų būti. O, kad čia pripakuoti. Užkondau. Žiūriu, taip saulė gražiai ten leidas prie jūrą. Vien biški iki jūrą. Taip, gera, Matijas ir užlink debesys. Debesys užslink. Kodėl aš čia nesugebėjau iš karto atvaryti kavos gerti? Nežinau, bet dabar tai tikrai esu atsigers da kavos. Nu, ne kožno vakarą geri kavą, prie pat jūros. Ošant bangom leidantį į saulę. 4 eurą už kavą, bet, nu, tu kveit čia jau. Vakar kavą geriau nemokama, o šiandien biški mokamiau. Nu, rekrezimau dėjiną, ne? Tai daug nenuvažiavau. Tikrai daug nenuvažiavau. Ir žinau, kodėl daug nenuvažiavau, nes man nėra tie paprasta važiuoti. Aš kaip įsakiau, turton tokį. Ir stuburą išvarža ir perna metas. Aš net galėjau tik pasvajoti, kad aš važiausiu. Tai šiemet aš važiuoju. Nenulieku daug, bet po biškį važiuoju. Po biškį priekį. Sunkiai yra žiauriai naviguoti, bet tos navigacijas aš jau pradėt po biškį gailėtis, kad nepasėmiau. Gal keiščiau ton sąlygą ir važiuočiau su navigacijai, bet dabar jau nebepakeisiu. Tai diena buvo gera. Geriausia dainos veita buvo važiavėms ir pabaigos dušas. Tai tas buvo geriausia. Ir už ton ir kelu ton kavos krūzą ir sakau, iki rytojaus. Labanakt. Statau, bet su didel nerim. Žiūrėsim, kas rytoj bus po motociklu. Da, jei norit mygam, parodau, kon prisipirkau krautuvėje. Dar, šiam vakarovė, dar rytoj ryto. Veizė. Ai, čia jau skalbengsius, dėjau drabužė plaunas jau. Kas labai fainai ir. Į tą karums, tai į latvišką, on tai tops. Porą surėlių, ryto prikavos, jogurtėlis. Da vienas toks jogurtėlis. Kelis sausainė. Porą bundelukų, bet žinot, kad pergalis gaideliaus sausainė Latvijoje vadinas ne pergalis gaideliaus, o vadinas Petergailis. 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 Estkastovien bekonas skoniaus. Petergailiaus. Petergailis ir geras. Kas fainiausia, kad visko gali susidėti iš šaldytuvo. Ir ryto bus šviežia, gera ir puikia. Petergailis irgi šaldytuvo, ne? Viskas šaldytuvo. Viskas, prikom darbuotis. Bet tas kambarys čia geras, o toksai. Tėliks svarbiausia, koks geras buvo. Konrod tėliks. Čia štai įsijungia, ne? Net Latvijoje ant žiūr, sako, kad geras. Tas įdomi. Sakė, Latvijoje šaltibarščiai irgi buvo aktualūs, bet Lietuvo labiau aktuali. O ne? Vakar buvo kažkokį lūžimą dėjiną. Konkrečią lūžimą. Lūžis toks įvyko vakar. I made a reservation for a room and you were calling to me and now I am at the garage here. Išleidau 99 eurus į 3 centus. Tarkim, 99 eurą, 3 centą, nors biški daugiau iš tikrųjų, virš 100 dabar jau. Ryga, juk čia yra ir uostas, o išplaukti gali, atikor nežinau, bėbėm. Vakar maisto išleidau 10 eurų. Ne 10, biški daugiau. Ai ne, biški daugiau. Visai ne čia. Marnetim pasuka.